Šiandien planas buvo atsikelt 6:30 ir iš ryto varyt į gėlių turgų. Nu, 8 tarkim, jeigu kad išeičiau, bet nesigavo taip, tai jau karšta dabar yra. Tai va, einu į tą gėlių turgų. Geriausia sakė tą gėlių turgų į 3 nakties ryte, bet 3 aš nesibelsiu ten dėl to, kad turbūt ir nesaugu būtų. Tai va, labai didelis turgus ten yra ir jisai yra 2 kilometrai nuo ten, kur aš esu viešbuty. Tai galvoju, eisiu pėstute. Ir čia vietiniai iš tikrųjų jie daug kur nevaikšto. Jeigu tu jiem pasakai, kad tu kažkur eisi daugiau nei 1 kilometrą, tai jie už galvos susiėmė, nes turbūt gal dėl to, kad karšta. Google Maps sakė, kad man užtruks pusvalandį eit, o dabar jau, kiek aš einu, 10 minučių ir jau pusę kelio nuėjau, tai labai faina bus. Ir šituo keliu, kur einu, čia nėra turistų. Labai smagu. Kas dar? Nežinau, kas dar. Parodžius, kas čia yra. Va, moterytė kepa dalykus. Matot, vištos kaip išskėstos. Čia daug kas valgo vištos. Hello! Azijos šalyse turi inkilėlius su paukščiukais. Yra labai daug parduotuvių, kur gali nusipirkti paukščiuką. Ir po to namuose turi, ir kaip suprantu, paleidi tą paukščiuką ir tada sugalvoji norą ir tas noras turėtų išsipildyti. Surgėlės. Kačiukai. Tokios gražios gėlės, kur aš net nežinojau, kad jos iš viso egzistuoja. Čia kažkokie žali dalykai. Nežinau, kas čia tokia yra. Va, kaip veria. Ant šito iš va tokių mažų gėlyčių. Ir po to va tokie va gaunas. Labai gražus. Kas gražios puokštės. Neįtikėti. Viena už kitą gražesnės. Žinau, kad skambu kaip senė, bet tikrai viena už kitą gražesnės. Iš vieną šitą ryšuliuką, kiek čia yra tų rožių. Matot? And how many in one? How many flowers? One? 50 flowers. 50, yes? Thank you. 50 mažų rožyčių, mažiau nei 2 eurai. Jinai daro, kokias gražias padarė kompozicijas, matot? Viršui čia yra palmės lapas, o apačioj va šitokie va padaryti. Ir jinai va čia daro jos. Va, dar ant viršaus uždėjo tokį. Suvertas iš tokių, kaip po to salofanų. Nerealiai atrodo. Čia šitie, nežinau, kas čia yra. O, visur tiek daug maisto. Aš nebegaliu pirkti to maisto. Gėlės ir maistas, nu kas gali būti geriau? Ai, va, čia saldumynai jų visokie.
aksesuarai, aš nežinau, ar čia laidotuvėm ar vestuvėm. Nu, žodžiu, pas juos ir laidotuvės ir vestuvės iš labai linksmai švenčia. Tai pas mane vienoje vietoje, kur ten buvau porą savaičių ir už sienos 3 dienas jie laidotuvę šventė. Ir kiekvieną kartą, kai prie to kūno ateina kas nors aplankyti jį, ar atidaro duris, jau eina prie to kūno, kiekvieną kartą su tokiu gongu jie pradeda daužyti. Tai 3-4 nakties miegi savo ir tą gongą už sienos girdi, tai buvo labai fainai. O, va čia iš rožyčių irgi. Čia viską jie veria ant tokių. Plėšo palmės lapą ir turbūt vynios čia tuos, kur rodžiau. Su palmės lapais jie čia labai daug viską daro. Pavyzdžiui, Kambodijoje labai daug žmonių šaldytuvo neturi, tai jie į palmės lapą ten suvinioja tuos maistą įvairiausi, pavyzdžiui, mėsytę su ryžiais, kad ilgiau šiek tiek laikytųsi tokiais mažiukais, saldainius irgi daro į palmės lapą, suvinioja, visokiausius dalykus, va, gėlės irgi, daugam galima panaudoti juos. Man atrodo, jie čia, kai pardavinėja tos didelius maišus, tai jie čia pagal svorį, nes aš matau, kad jie sveria tas gėlės. Va, svarstyklės yra. Tai čia turbūt pagal svorį. Geras. Gėlės pagal svorį. Čia visur gėlės. Wow. Va, žiūrėkit ledą, nes iš tų deda su kastuvu, o po to aš siurbčiau į kokteilius. O Kambodijoje tai ledą, kiek mačiau bent jau tam kaime, kur aš gyvenau, tai su sunkvežimiu privažiuoja prie kur nors ledo luitai, atpjauna su družba, kaip vadinas družba lietuviškai, su pjūklu. Atpjauna kiek nori to ledo ir viskas. Nu ką, po to jie sukapoja tą ledą į mažesnius gabaliukus ir mango. Čia yra, žodžiu, Tailandėje kažkokį mango su limpančiais ryžiais. Desertą tokį. Ne desertas čia yra. Nu, jie čia valgo jį. Nu, kiek salatyčių. Čia jau maistas prasideda. Aš turbūt daugiausia pinigų išleidžiu ant maistą. Aš matau, kaip kiti žmonės perka alkoholį, aš perku maistą. Bet, nu, kad čia visko šitiek daug yra, nu, tai kaip taigi neparagausi. Kokios daržovės, pipiriukai. Jaučiu, kad teks paragauti, nes jau praėjo maždaug daugiau nei 1,5 valandos nuo to laiko, kai valgiau. Gal aš ką paragausiu. 15 baht. 15? 15. For one, yes? Okay. 1. No bag, it's okay, no bag. Atėjau ir įjungė man feną. Čia žodžiu yra taip, jeigu ateini ir įjungia tą feną, tai yra labai gerai. Ai, čia uždėta su tuo. Kaip pasibūtų. Net šaukštelį man davė. Čia reik šaukštelio, ne?
skanu. Čia yra Wat Rajabo Pizza Hitmasa Simaran karališka šventykla. Labai labai gražu čia. Šiaip man... Kažin mane įleis ar ne. Kažkaip nesusiplanuoju garderobą. Dar prieš išeidama galvoju, kad reikia pasimti skarelę, kad galėčiau kojas apsidengti, nes su šortais esu. Bet, aš žinau, gal įleisi būtų. Tai ėjau iš gėlių to turgus. Nežinau, man silpna buvo. Aš nesuprantu, dėl ko man silpna. Jaučiu, kad kavos negėriau. Tai galvoju, reikia sustoti kažkur. Tai sustojau ten tokioje vietoje. Atsigėriau kavos, dabar geriau. Nu ir visai neplanuotai, visai neplanavau aš čia šitą grožį ateit, bet pakeliui tai galvoju, o. Vienuolis. Čiaučiu mane galima eiti. Nes čia nėra aplinkui turistų, aš čia kažkur turbūt ne į tą pusę einu. Vienuolių batai prie šventyklos sudėti visi. Kaip čia gražiai viskas padaryta. Wow. Čia labai labai tylu. Nežinau, kada čia galima ką filmuoti. Nenoriu būti tas nefainas turistas, kur daro dalykus tos, kur negali. Žiūrėk šitas. Wow. Wow, kaip gražu. Tikrai labai gražu.